pradėjom banguoti varžybas. Galbūt nepasisekė iš tikrųjų porą metimų, ypač antroji daly. Šiaip pirma pusė viskas buvo gerai, bet antroji pusė labai prasileidom blogų tokių durnų tritaškių, gal kokius 4 iš eilės. Ir nesustojom visiškai gynyboje, aikštėje labai tragiškai susigynėm. Ir žinau, antroji pusė man visiškai nepasisekė patraukti komandos, kaip sekėsi pirmoji daly ir kažkaip nebuvo tos vėl viso komandų įdėlio nebuvo ir pritrūko vėl. Ir tokios varžybos turėjom, aišku, laimėti, bet nepasisekė ir nežinau. Stengsimės toliau dirbti ir svečiuose jos tikrai turim pasiimti, laimėti. Ką buvo sunkios varžybos, laimėjom 10 taškų, bet tai nereiškia, kad būtų lengva laimėti. Visus 3 kėlinius ėjom lygiai, bet 4 įsiveržėm į priekį ir nepraradom tų taškų, kurių reikėjo. Ir ką čia da, viskas. Pats pelnei 31 tašką. Kokį pasirodymą važiuoju? Nesikėjau, nes komandoje nebuvau lyderis. Buvo Dovydas Šablinskas lyderis. Kaip šiandien labai gerai sužaidžiau. Tikrai džiaugiuosi. Ėmės tokį gerą pataikymą ketvirtam. Gerą pataikymą, nusiteikimas. Taip, tikėjom.